Sveiki, čia Vadovo laikas, mano vardas Saulius Jovaišas ir taip reguliariai, kartą per mėnesį, o kartais netgi dažniau, ypatingai per visokiom progom, tada atsiranda viešo erdvėje mano pokalbiai su žmonėm, kurių nuomonė, man atrodo, yra svarbi vadovams, svarbi, iš ko gali vadovai pasimokyti, gali patobulinti savo pasaulio matymą. Ir aš šį kartą ilgai netemdamas tiesiog labai noriu pasidžiaugti, nes su Elena, kurią dabar jūs matote, Elena Leontieva. Visų pirma, ačiū labai, Elena, kad sutiko su manim pasikalbėti. Taip. Mes taip pat prie jūsų asmenybės grįšim, bet aš turiu tokią labai gerą ir šiltą patirtį, kuri buvo prieš daug metų, kai aš buvau kitoje visai terpėje, bet tuo pačiu metu jūsų institutas kūrėsi ir jame buvo daug svarbių, reikšmingų ir įdomių žmonių. Tai kažkaip mes ten turėjome ir bendrų projektų. Aš taip su geru prisimindavau netgi tada, kada jūs buvot, kaip čia, sąlyginai dingusi iš viešumos, reiškia, matėsi jūs mažiau, bet dabar labai džiaugiuosi, kad jūs grįžot. Ir tai, kad jūs ne šiaip grįžot, bet kaip visada su verte Lietuvai, ir aš to nuoširdžiai tikiu. Bet vis dėlto darom prielaidą, kad žmonės nepasigūglino. Vat pasakykite, Elena, kas jūs tokia? Kaip jūs save būdinate? Na, dažnai man tenka jaustis tiltu ir dažnai tenka jaustis klijais, nes reikia suklijuoti žmonės, kurie kartu gali sugeneruoti kažką tai daugiau. Labai svarbu, kad jie sutartų, nesusipyktų, nes intelektualai kartais susipyksta dėl mažo skirtumo ir nepastebi to džiaugsmo, kuris juos jungia. Tai pastaraisiais metais teko įsijausti į rašytojos vaidmenį ir gyvenimą ir atradėjos, nes teko atrasti kai kuriuos naujus reiškinius, vėlgi komandos sinergijos dėka, bet tai vat šitaip jaučiuosi šiandien. Puikiai, aš labai norėsiu, kad jūs pasidalintumėte tais atradimais. Išbėgdamas įvykiams už akių, aš, jeigu neklystu, dabar man to kažkaip ant dienų išeina lietuviškai jūsų knyga apie Dvižanas, tiesa? Taip, atidaviau į spaustuvę Turgaus aikštę, tai yra mano romanas, kurį rašiau daugelį metų ir jame yra taip pat dvi Žanos, viena viduramžių Žana d'Arko, kita šiuolaikinė Žana, kuri gyveno kažkur šalia mūsų. Bet, kaip sako Žana d'Arc, angelai dažnai vaikšto tarp žmonių, bet žmonės jų nepastebi. Nepastebi. Mes prarandam smalsumą su gyvenimu sueiga, bet džiaugiuosi, kad ne visi. Elena, jūs kaip čia, labai nuskambėjo, kažkuria prasme, labai pozityviai ir gerai nuskambėjo jūsų netoks senas viešas pakalbėjimas apie tai, kas motyvuos verslininkus. Ir tikiu, kad galbūt netgi kai kuriems žmonėms, kurie nėra labai arti verslo, galvoja tą prasme, dar jūs čia motyvuoti kažkaip reikia. Ir šiaip tas įvaizdis kažkoks tas verslo, kažkoks, jeigu ne blogiukai, tai ant ribos. Tokie visi šitie dalykai. Apie ką visą tai? Kas tas ir kodėl verslininkus reikia motyvuoti ir apskritai kas vyksta ir kodėl jūs apie tai šnekate? Apie tai daug mąstau, šnekėjimas yra tik tai to mąstymo ir to rūpesčio išraiška. Verslininkas tai yra žmogus, ant kurio prieš 33 metus, kai Lietuva tapo nepriklausoma, mes nutarėm kurti savo ekonomikos pagrindus, nes mes paskelbėm privačios nuosavybės primatą, laisvų mainų ekonomiką ir tai yra mūsų konstitucinės vertybės. Ir nuolat girdėti, kad verslininkas yra viešai menkinamas, niekinamas, prilyginamas blogiu, kaip jūs sakot, galbūt tą blogį reikia toleruoti, nes vis tiek tą duoną kažkas tai turi iškepti, bet manau pats tas mentalitetas, kuris deja vis labiau išbujoja. Jis yra labai pavojingas. Tai yra, manau, viena pagrindinių grėsmių Lietuvos ateičiai. Geopolitinių grėsmių mes ne visiškai kontroliuojam, bet tai yra grėsmė, kuri yra mūsų pačių rankose.
Ir todėl atskleisti visuomeniai verslininko vaidmenį, tą jo nematomą triūsą, turbūt ir patys verslininkai, kurie dabar mūsų klauso, ne visuomet suvokia, kiek sprendimų yra priimama jų galvose, kaip neuronų sinapsės yra išlavinamos tos būtinybės greitai, kokybiškai priimti sprendimus, kurie važiuoja vienas po kito, užsisluoksniuoja. Ir nuo tų sprendimų priklauso daugybė procesų, daugybės žmonių gerovė, likimai, darbo vietos, ateitis. Ir visa tai yra neregima. Tai man būtent todėl ir kilo tas įkvėpimas analizuoti tą nemeilę verslininkui, kaip aš ją pavadinau, per stokos fenomeno prizmę, nes stoka padėjo man atrakinti tas įtampas, kurios yra tarp verslininko, kuris kūrė vertę, kuri yra nematoma, tačiau spaudimas, kuris ateina iš verslininko darbuotojam, yra labai regimas, ar ne? Ir mes suprantame, kad kiekvienoje organizacijoje turi būti tas žmogus, nesvarbu, ar jis yra ir aktyvus akcininkas, ar jis yra tiesiog samdomas direktorius, ar netgi didžiuliai įmonėje tai gali būti daugybė žmonių, kuriem yra išdeleguotos tos verslo organizavimo funkcijos, ar ne? Jis turi kurti savo bendruomenėje discipliną. Jis turi kurti ir organizuoti procesų sklandumą. Vadinasi, jis turi kažkiek spausti žmones. Našumas gimsta tada, kai yra viskas suderinta, bet kai yra tam tikras spaudimas, nes pats žmogus iš savęs yra biologinė būtybė, kuri yra linkusi pataupyti energiją, jeigu įmanoma, ar ne? Mes linkę neskubėti, jeigu įmanoma. Taigi, verslininkas turi organizuoti visus tos procesus ir natūralu, kad darbuotojas visą tai patiria, kaip tam tikrą spaudimą, kuris ateina iš verslininko. Tai savo straipsnį aš rašau, jis ateina per verslininką, bet ne iš verslininko, nes tikras tas elementas, kuris mus visus absoliučiai spaudžia, yra stokos fenomenas. Apie jį reikėtų dar mums kažkokį atskirą inkliuzą pasidaryti, bet užbaigsiu mintį tuo, kad taip daugiausiai darbuotoją spaudžia ir tai, kad pinigų nėra pakankamai. Jis jaučiasi taip, tarsi galėtų būti daugiau atlyginama už jo darbą, bet darbdavys sulaiko tą maną krentančią iš dangaus, ne visa ji nukrenta darbuotojui. Ir čia marksizmas, žinoma, labai pakiša labai tokį populiarų paaiškinimą, kad apskritai tai tas verslininkas jokios vertės nėra sukūręs. Viskas ateina iš darbuotojo, visa vertė yra jo sukurta ir tau tiesiog neprimoka. Taigi, visa ta disciplina, spaudimas plus pinigų nepakankamumas sukuria įtampą tarp darbdavio ir darbuotojo, o iš tiesų jie abu yra vienas kitam reikalingi, nes abu mes čia esame, todėl, kad yra stoka, yra nepakankamumas išteklių, į kurį žmogus toks ir yra sukurtas, kad jis geba atsiliepti į tai ir tada sugalvoja, kaip sukurti tą pilnatvę, tą priteklių, tą gerovę. Kas dar įdomiau, ir aš tada einu per kelis aukštus savo analizėje, kai prieinu vartotojo, kuris taip pat spaudžia verslininką iš viršaus. Ir pasirodo ir ta disciplina, ir tas našumas, ir tas poreikis skubėti, ir pinigų stoka ateina dėl to, kad vartotojas taip balsuoja savo pinigais. Jis nori greičiau gauti savo Mercedesą, ne po pusmečio, po savaitės. Paslaugos namuose, kai sugenda šaldytuvas, mes norime tuoj pat, o ne po savaitės, ar ne? Ir taip pat už viską mes tengiamės mokėti pigiau. Ir paradoksas yra tame, kad vartotojas, spaudžiantis verslininką, ir darbuotojas, kuris jaučiasi verslininko spaudžiamas, yra tas pats žmogus.
tik jis pats to nežino. Tai va tas suskilimas realiai yra kiekviename žmoguje ir mums kaip visuomeniai, kuri gyvena jau 33 metus privačios nuosavybės rinkos ekonomikos sąlygomis, būtina susivokti tame, kad tai yra mano paties šiek tiek prieštaringi interesai. Ir man su savim pačiu reikia pakalbėti, nesvarbu, ar aš esu politikas, ar žurnalistas, ar pensininkas ir panašiai. Man su savim pačiu reikia suprasti savo žmogišką prigimtį, suprasti tą stokos ir mano ribotumo prigimtį, kad aš galėčiau tapti šiek tiek taikesnis žmogus, šiek tiek daugiau gero kitam linkintis. O kai aš to nesu padaręs, tai mano pyktis yra begalinis ir žinoma, verslininkas yra labai lengvas taikinys mano pykčiui išlieti. Tai va čia labai bendrais bruožais ta mąstymo paradigma, kuri, manau, galėtų sutaikyti visuomenę. Bet žiūrėkit, tokia pat iš esmės situacija yra bet kokia kapitalistinė visuomenė, bet kokia iš principo kapitalizmo vedama organizacija. Turiu galvoje, kad taip pat lygiai viskas veikia Vokietijoje, taip pat lygiai Prancūzijoje, Amerikoje ir kažkur kitur, reiškia. Tačiau toks įspūdis susidaro, kad mūsyse, reiškia, yra kažkaip sujautrėjimas tam spaudimui, yra kažkoks, aš žinau, kad mes verslininkai prie to prisidėjom irgi, savo atitinkamą santykio formavimu su savo darbuotojais tame tarpe, bet aš galvoju, mes verslegi nepadedam savo darbuotojams suprasti, kad jie yra tas pats asmuo, kuris vartoja ir kuris apsprendžia rinkos specifiką, iš principo proceso specifiką, sakykime taip. Ir tuo pačiu metu yra tas, kuris kūrė tą vertę, tokiam kaip jie, savo pačiam irgi. Bet mes versle, būdami šitoje vietoje jautrioje pozicijoje, nebaisiai padedam. Gal mes turėtum kažko daugiau dėl to daryti? Na, žinoma, tai nėra tiesioginė verslo funkcija tai daryti, bet labai smagu, kai verslininkai prisideda prie tokios švietėjiškos veiklos, nes, manau, ji yra būtina ir negana jaunų žmonės tik tai mokyti verslumo, būtina pateikti tą holistinį požiūrį į etiką, ekonomiką ir tą bendrą mūsų ekosistemos logiką. Ir kaip pradėjai sakyti, kad ir Vokietijoje yra tos pačios bėdos, gal ne tokiu mastu. Kodėl? Todėl, kad tas stokos fenomenas yra ontologinis fenomenas. Ta prasme, tai yra būties struktūros dalis ir man, kaip atradėjui, buvo didelis džiaugsmas su savo komanda atrasti, kad yra vienas iš 3 pradų kartu su forma ir materija. Stoka yra vienas iš visiškai pamatinių elementų, nuo kurių viskas atsiranda, viskas keičiasi. Ir apie tai mąstė dar senovės filosofai, pradedant Aristoteliu, jų ginčiais ir taip toliau. Bet žmonija tai primiršo ir galbūt tai yra tam tikras apšvietos rezultatas, troškimas viską paimti į savo rankas, viską suvaldyti, visas stokas panaikinti. Ir grįžtant dabar prie mūsų klausimo, Lietuvoje galbūt ta problema yra opesnė, nes vis dėlto politikai pernelyg piktnaudžiauja tuo pigiu supriešinimu tautos ir verslininko. Manau, būtina rasti priemonių, kaip užkardyti bet kokį verslo menkinimą, niekinimą, tą pigų tokį priešpastatymą verslininko ir kažkokio kito etiško žmogaus. Tai mums visiems kartu reikia ieškoti būdų, kaip tuos dalykus užkardyti. Turiu galvoje keletą minčių, kaip tai galima padaryti, juolab, kad kiti metai bus rinkimų metai. Ir jau iš anksto jau baisu, jeigu politikai ims statyti savo populiarumą ant to pigaus supriešinimo, žinant mūsų geopolitinę situaciją, tai kai kam gali būti paskutinis lašas
Pasitraukti iš čia turit galvoje, reiškia, nesaugu geopolitiškai, bet to pačiu metu jokių prošvaisčių, kad gautum palaikymą ir padėtų puoselėti tavo verslą. Taip, nes kiekvienam žmogui svarbu visgi tas visuomenės įvertinimas, ar ne? Ir žiūrėkit, netgi mažas vaikas, jeigu jis yra mylimas, jis mokosi gerai, jis gali fokusuotis į tai, kas, tarkim, mokymasis tuo metu yra jo prioritetas, ar ne? Tai verslininkas, jeigu jis būtų visuomenės mylimas, gerbiamas ir neturėtų to nuolatinio nerimo ir to tokio dirgiklio, kad jis yra kažkoks blogietis ir kažkam nuolat turi kažką įrodyti, jis galėtų visą savo energiją fokusuoti į tai, kur jis ir sukuria unikalią vertę. Dabar man gaila galvoti, kiek jis turi blaškytis tarp tų visų kaltinimų, neramumų, to už nugaros paniekinimo, gal net ir savo paties darbuotojų. Kaip tai yra neteisinga. Ir todėl savo pranešime sakiau, kad netgi mūsų BVP galėtų šauti į viršų, jeigu mes verslininkus apsaugotume nuo to viso špilkavimo ir sukurtume tą, jeigu ne meilės, tai bent jau pagarbos atmosferą. Gerai, Elena, palaukit, žiūrėkit, aš irgi taip pat simpatizuoju kaip ir jūs ir pačiai, kaip čia, ir santvarkai arba būdų, kaip mes procesinam, būnam šitame visuomenėje, kuri yra laisva, kuri yra pagrįsta kapitalistinėm vertybėm ir panašiai. Bet ką pats verslininkas galėtų ir turėtų padaryti tam, kad tos pagarbos nusipelnytų labiau? Aš turiu galvoje, kad aš ne apie socialistinį sprendimą, kur atinkime gamybos priemonės, reiškia, ir atiduokime liaudžiai ir panašiai, arba ne už tai, kad tiesiog mes išlyginam visų pajamas maždaug priklausomai nuo indėlio, reiškia, kaip ten, kiekvienam pagal poreikius, iš kiekvieno pagal sugebėjimus. Tai tokia nesąmonė, kad Leninas buvo sugalvojęs kažką panašaus. Bet man ir nesinorėtų, kad mes kalbėtume apie verslininkus, apie vargšiukus tokius. Nuskriaustas vaikelis. Ne, jie būtent dėl stokos, beigi dėl to požiūrio, kuris egzistuoja, jie kartais tampa atsparesni, jie kartais randa tą pratekėjimo būdą, vietą, kur tarp dviejų akmenų reiškia, kad vandenėlis pratekėtų. Būtent dėl tos tam tikros neteisybės ir norėjimo atstatyti tą teisybę vis dėlto. Bet ką verslas gali padaryti iš savęs daugiau, kad nusipelnytų visuomenės pagarbos? Jo, labai teisinga įžvalga ir taip pat aš galvoju, kad daugelis turėjo užkietinti savo širdį labai stipriai. Ir kai darbuotojai paskui skundžiasi, kad verslininkas kažkoks ten emociškai neintelektualus ir nesugeba atliepti, kai kur mes patys kaip visuomenė esam kalti, kad tos širdis buvo užkietintos. Ir kas dar svarbiau, iš moralinės filosofijos pusės, jeigu žmogus galvoja, o neretai kartais žmonės ir įtiki, ir net verslininkai, kad iš tiesų verslas nėra visiškai švarus dalykas, bet aš vis tiek juo verčiuosi, tai pagal moralinę filosofiją gaunasi, kad jeigu jau aš imuosi tikslo, kuris yra blogis, tai nebesvarbu, kokias aš priemonės pasirinksiu, aš amoraliai elgiuosi. Ir tai yra didžiuliai spąstai. Ir tuomet jau žmogui nebesvarbu, kokiom priemonėm jis elgesi, ir galimai mes kaip visuomenė ir paskatinom tam tikrą amoralų elgesį verslo bendruomenėje. Bet jeigu mes visuotinai pripažįstam ir puoselėjam mintį, kad verslas yra gėris, nes jis kuria gerovę, bet svarbu, kokiom priemonėm tas gėris yra sukuriamas. Tada kiekvienas sprendimas, visi tie tūkstančiai sprendimų, kurie sukasi mūsų galvoje, jie įgauna moralinę dimensiją. Nes kiekvienas sprendimas turi daugiau gėrio ar mažiau gėrio, arba pasirinkimas yra tiesiog tarp blogio ir gėrio. Tada mes atveriam perspektyvą apskritai moralės praktikavimui. Žinoma, mes turime verslo etikos mokymus ir panašiai, bet jeigu visuomeniai dominuoja požiūris, kad verslas blogis, manau, kad labai mažai realios erdvės tai verslo etikai tada mes paliekame. Kitaip tariant, jinai nėra tiek suaktualinta. O ką patys verslininkai galėtų daryti? Na, vėlgi, ir gilintis daugiau į tą supratimą, suprasti, nes manau daugeliu yra ir skaudu tas visgi įtampa su darbuotojais.
irgi suprasti, kad darbuotojas mato tiek, kiek jis mato iš savo aukšto. Jį spaudžia jo stokos. Mane esanti kažkur aukštai pastate spaudžia kitos stokos. Mes vienas kitam esam reikalingi ir va tik dėl to, kad ta stokos fenomenas taip ilgai nebuvo atrastas, būtent kaip pradas, kaip potencija, kaip galimybė mums vienyti savo pastangas, mes esam tokie šiek tiek akli ir labai pikti vienas ant kito, va būtent kaip grupės, kaip klasės. Taip. Tai va, atrasti tą stoką kaip vienytoją, jį labai nuima pretenzijas, mes tą ir savo komandoje patyrėme, tuose tyrimuose labai nusima daug pretenzijų. Aš suprantu, kad aš toks pats netobulas, kaip kitas žmogus netobulas. Kad tobulą rezultatą pasiekti man taip pat pritrūko laiko, kaip ir kitam žmogui pritrūko laiko. Tai daugybę dalykų galima pamatyti šiek tiek kitoje, toje gilesnėje šviesoje. Ir man asmeniškai, kas yra brangiausia, kad tai va daugiau taikos atneša. Tai mane atpalaiduoja nuo tų pretenzijų. Tas pats galioja ir šeimoje. Ir žmogus gali būti labiau taikingas ir tikrai tai ta mūsų bendra sinergija, dėl ko mes esam kartu vienoje organizacijoje, jinai gali būti žymiai didesnė. Gal nežinau, ar kiekvienas verslininkas turi laiko pasakot darbuotojams, kaip gimsta jo sprendimai. Žinau, kad yra skatinama, kad turi pasidalinti ir kas tau rūpi ir kokie tavo nerimai. Bet dažnai iš tiesų tie nerimai būna tokie, kad geriau gal jų nepasakot visai komandai, nes jie gali vėlgi suprast, kad čia jau reikia bėgti. O to nerimo galvoje yra visada, bet tu randi sprendimus ir tai nereiškia, kad reikia bėgti, reikia dirbti. Ne? Jo, bet mes čia turim tokį iš tiesų, tą kompleksiškai, aš bandau irgi apčiopti tą stokos fenomeną kaip būtent tą jungiančią grandį, kaip tą, kuri gali mums padėti tą, kaip sako, taikingumą. Ir tuo pačiu metu kol kas vis dar atsimušu į tam tikrą sieną. Žiūrėkit, reiškia, verslininkai spaudžiami kliento, vartotojo ir paties stokos fenomeno, spaudžia spaudimą, leidžia kaskaduoja tolyn, bet labai dažnai tie, kuriuos spaudžia organizacijoje, jie nėra fiziškai to paties verslininko klientai. Daugelį atveju yra kito verslininko klientai. Taip. Ir identifikuoti, kad čia yra, tas klasės, kaip jūs sakote, yra reikalų. Čia filosofinio mąstymo šiek tiek reikia. Jo, tada reiškia, atsigrėžiam į politikus ir matom akivaizdžią loginę tiesą, kuri yra ta, kad, demokratijoje dauguma balsuoja, o daugumos yra daugiau tarp darbuotojų negu tarp verslininkų. Tai irgi viskas logiška, tada, tie verslininkai ar taip ten savo kelią ras, mes dabar pasakysime, kad jie, reiškia, yra negeri, o darbuotojai yra patys geriausi pasaulyje ir tokiu būdu jie gal eilinį kartą už mus prabalsuos kitai kadencijai. Ir toksai, atrodo, nepajudinami drambliai. Reiškia, vienas yra demokratijos principas visiškas, kitas yra neidentiteto, tai yra neidentifikavimo savęs su vartotoju, nes tuo metu, kai tu dirbi, vartojimas tavo krinta. Aišku, aš manau, kad iš principo tai yra labai daug ką pakeičia vartojimo įrankiai, kurie patenka į mūsų rankas ir panašiai, dėl to mes pradedam labiau suvokti save kaip vartotojas. Bet, koks aš ten vartotojas, kai stoviu prie staklių? Taip. Ta akimirka aš nevartotojas. Eisiu pietų valgyt, būsiu vartotojas. O dabar aš prie staklių stoviu, o tu stakliai stovi nepatogiai, tamsoj, ten kažkas ir dar pravažiavo, praėjo, dar bur, kažką ten du. Ir kur man šitoje vietoje dėtis? Ir tai atrodo tarsi neįveikiama. Tie pasipriešinimai demokratijos ir to neidentiteto tarsi neįveikiama. Jūs sakote, kad tai įmanoma įveikti per stoką. Jo, demokratija be ribų galiausiai savęs suvalgys. Ir politikai, kai jie apeliuoja į tautą, žadėdami iš esmės panaikinti visas stokas, nes visus jų pažadus galima išversti į tą visuotinį pradą, ar ne? Nieko nestokosit, visko duosiu dar daugiau, atimsiu, perdalinsiu. Todėl ir mūsų veikla vis labiau nukreipta į tai, kad reikia aiškinti apie tą pradą ir apie tai, kad šiaip jis yra mūsų pagrindinis smegenų trigeris ir mums nėra naudinga, kad tas trigeris dingtų iš mūsų prigimties,
nes kas tada nutinka? Tada žmogui nebėra poreikio budėti nuolat, kaip mes pradėjom pokalbį, verslininkui nuolat reikia budėti prie 1000 veiksnių, ar ne? Jeigu mane atpalaidavo nuo 800 veiksnių, nuo 900 veiksnių, aš tampu toks abuojasnis, ar ne? Mano raumenys, mano psichikos, mano neuronų raumenys atsipalaiduoja. Aš nebemoku priimti tų sprendimų, galiausiai man ima grėsti gal Alzheimeris ir aš tada imsiu spręsti kryžiažodžius, kažkaip dirbtinai palaikyti savo smegenų aktyvumą. Tuo tarpu mes turim natūralų aktyvatorių, mes turim natūralų kryžiažodį, kurį visi verslininkai sprendžia kiekvieną dieną. Na ir ne tik verslininkai, žinoma, kiekvienas žmogus, kuris turi pakankamai atsakingas, pakankamai su iššūkiais pareigas, tas pats ir mokytojas, ir gydytojas, jie visi turi pakankamai natūralių trigerių, kurie treniruoja jų ištvermę, jų kantrybę, jų išradingumą, ar ne? Tai suprasti eiliniam rinkėjui, kad panaikinti jos stokas, reiškia iš jo padaryti tokią trupučiuką daržovę, ne visiškai tokį kūrinį, kuris turi tikslus, kuris yra aktyvus, yra iššūkių, bet aš manau, jeigu mums rūpi žmonijos išlikimas ir turime įrankių, kurie leidžia apie tai šviesti visuomenę, tiesiog privalome tai daryti. Ir panašu, kad taip išeina, kad tie patys verslininkai nebelabai turi pasirinkimo, kaip rasti laiko ir galimybių būtent tą stokos fenomeną iškelti į tą pamatinį lygmenį, kalbėti apie tai kaip apie pamatinį lygmenį. Nes aš dar pagalvojau, yra vadyboje toks labai trendas pastarosius turbūt 7 metus ar 8, kur gal net ir daugiau iš tiesų, priklausomai nuo organizacijų. Tai yra toksai ėjimas per organizaciją, kuri kūrė prasmę, kuri turi tam tikrą misiją, kuri yra didesnė negu pati organizacija. Ir su to būtent lavėjimu žmonių, su žmonių platesniu matymu, kurį sąlygoja ir technologijos, ir švietimas ir panašiai, tarsi būtent bandoma yra sugrąžinti žmogų į organizaciją ta prasme, kaip padėti jam suvokti, kad jis yra dalis tos prasmės kūrimo. Ir čia tarsi atskiros organizacijos atveju tai tarsi yra sprendimas, nes iš tiesų daugelis žmonės nenori veikti beprasmės veiklos, jiems reikia prasmės, ne? Tai tarsi individualios organizacijos prasme tai visai gali važiuoti, bet apie ką jūs kalbate, tai iš esmės apie tai, kad tai atsirastų verslo prasmė kaip toksai, kaip fenomenas. Būtent per stokos fenomeną mes prieitumėm prie verslo egzistencijos prasmės ir tada, ko gero, ta komunikacija galėtų būti efektyvesnė tiems žmonėms, kurie vaikšto ir ieško tos prasmės. Nežinau, ką jūs galvojate apie tokį pamąstymą. Taip, nes iš tiesų verslas tai yra žmonijos įrankis, atsakas į stoką. Privati nuosavybė, mainai, pagaminimas paties pirmo kažkokio įrankio, kuris leido ten kažką nuo medžio numušti ir žemės iškasti. Visa tai yra mūsų atsakas į stoką. Ir verslas būtent kaip prisiėmimas privačios atsakomybės, nes tai yra ne kas kita kaip prisiėmimas atsakomybės už tai, kaip aš panaudosiu tos kažkokius jungtinius išteklius, ar ne? Tai yra vienas iš tokių genialių žmonijos atradimų, kurie nutiko spontaniškai, ne? Tai nebuvo niekur užpatentuota, bet tai nutiko spontaniškai, nes tai yra prigimtinis dalykas toks, ar ne? Į prigimtinį alkį mes atsakome prigimtiniu darbu, verslu ir taip toliau. Tai kalbėti apie tai mūsų amžiuje turbūt kaip niekad reikia, nes mes išgyvenę sovietmetį turime tam tikrą imunitetą, bet jaunimas jau jo nebeturi. Vakarai imuniteto neturi, jie turi kvailą mintį, kad rusai sugadino komunizmą, bet amerikiečiai ar vokiečiai ar britai padarytų jį tobulesnį. Todėl suprasti, kad kaip žmonės gali tą savo tvarumą užtikrinti, tą tvarę duoną kažkokią kepti, kad jinai būtų ir šiandien kepama, ir rytoj, ir poryt, ir aš giminę galėčiau pratęsti, ar ne? Tai nėra kito būdo, kaip ta privati nuosavybė, mainai,
verslas. Ir tada tu supranti, tą vertę, kurią kūrė žmonės, kurie imasi atsakomybės stovėti tos hierarchijos viršūnėje kažkur tai santykinai. Tai sakau, gali būti daug viršūnių toj piramidai, su išskleista atsakomybė pagal profesionalumą. Kad jie daro tai, ko tarybinis sovietinis Gosplanas, čia buvo toks planavimo organas, kuris turėjo suplanuoti, ko, kam, kur reikės. Ir kaip mes žinom, viskas baigėsi beveik totalių badų. Ir batų reikėjo važiuoti pirkti į Maskvą. Tai vat, tie visi žmonės, jie ir jungia tą mūsų išskleistą informaciją, ieško sprendimų, kaip viską harmonizuoti ir kaip iš mažesnės vertės išteklių pagaminti didesnę vertę. Kas tą vertę įvertins? Vartotojas. Tai vat, suprasti, kad tai mums visiems reikalinga, tai yra dėsningumas, kuris mūsų visuomenę laiko. Tada atsiranda kažkoks dėkingumas ir mažiau noro sukilti ir apversti tą piramidę. Ja, bet mes turbūt, kad neturim kito pasirinkimo iš principo, kaip tik tai tą dalyką komunikuoti ir spausti. Aš neturiu iliuzijų ir aš gal dėl to, kad tiesiog irgi perėjau tą sovietinį laiką ir panašiai, aš neturiu daug iliuzijų iš valdžios lūkesčių, daug valdžios atžvilgių. Tačiau aš suprantu, kad mes turim turėti kaip piliečiai, mes turime pilietinę pareigą turėti lūkesčio valstybės valdymo organams ir spausti juos iš apačios būtent per tai, kad tai būtų suvoktos ne tik tai, reiškia, teisės, bet ir pareigos tos pačios valstybės valdymo institucijų. Tačiau vis tiek aš taip, kaip daug metų versle irgi taip, tai man vis tiek taip veidas gręžiasi į tą verslą ir vis tiek aš noriu klausti, tai ką, mėly verslininkai, tai ką dabar darysim dar papildomai, kad, reiškia, tą sąmoningumą padidinti. Ir aš čia galvoju apie tai, kad mes dar nepakankamai išnaudojam visų galimybių ir kalbėti su savo darbuotojais, ir kalbėti su visuomenė, ir skleisti savo žinias. Ir mes biškai apie tai užsiminėm, bet tarsi populiarėja dabar, bent jau Jungtinėse Amerikos valstijose, kažkiek galbūt Švedijoje ir Skandinavijoje, kai visada populiarėja toksai verslo pozicijos turėjimas. Ir kadangi verslo yra nesaugu, jeigu ta pozicija labai griežta ir, pavyzdžiui, prieštarauja valstybės politikai ir opozicijai, tai mes turime pavojų, reiškia, kuris ten, pavyzdžiui, Rusijoje išvažiavęs yra iki ekstremumų ir kur ten žmonės tiesiog nušaunami, jeigu netitinka. Tai, bet ilgesnis verslo saugumas, jisai leidžia vis dėlto atsigręžti ir sakyti, mes už tokius sprendimus, mes palaikome tokius dalykus, mes manome, kad reikia daryti tą. Kaip jūs vertinate, tačiau reziumuojant mūsų pokalbį, apskritai, kiek potencialo turi verslas deklaruoti savo poziciją atvirai ir garsiai, ir ar tai jam būtų naudinga, ir ar tai prisidėtų prie tos stokos fenomeno vos nežinoriu, įdarbinimą, arba į sugrąžinimą, reiškia, žmogaus prigimtinės teises ir pareigas. Ką jūs galvojate? Turbūt visi, kurie suvokia ir problemos gilį ir mastą ir mato perspektyvą tą problemą išspręsti, turėtų prisidėti prie to. Įrankiai gali būti įvairūs. Pažiūrėkite, juk mes turime tautinių mažumų departamentą, kuris gina tautinės mažumas. Apie LGBT ar kas nors dabar išdrįstų užsiminti neigiamai, toj pat yra kažkokios tai pasiekmes, ar ne? Tuo tarpu verslas yra ta visuomenės mažuma elektorato prasme, apie kurią kažkodėl visi gali sau leisti svaidyti nešvankius juokelius. Tai aš manau, va čia aš matau pagrindinį tokį institucinį pokytį, kurį mums reikia inicijuoti, kad tokie dalykai taptų tiesiog neįmanomi, tiesiog netoleruotini. Ir žmonės labai greit pajaučia, kur negalima sau leisti prisišnekėti, kur negalima išlieti to pykčio ir pamažu, manau, tuo pačiu pozityviai šviečiant apie verslo ir apskritai duonos gamybos būdus žmonijos alkiui kažkaip tai panaikinti. Per tą pozityvą tada mes galime rasti kažkokį konsensusą, nes pirmą reikia nustoti nuolat menkinti, tada atsipalaiduos, atsiras erdvė tam pozityvui priimti.
Tai va, tokius matau kelius ir žinoma, kad čia ir verslų pozicija yra svarbi, bet žinoma, ne taip lengva sakyti, gerbkit mane. Aš suprantu, kad aš esu kaip instituto vadovė, aš esu šalia tos ekosistemos, ar ne? Tai man yra drąsiau išnešti tą problemą ir su visų moksliniu supratimu ją pristatyti visuomeniai. Asociacijom galbūt irgi tai yra tiesioginė jų pareiga, bet pavieniam verslam, žinoma, jau reikia tiesiog įsilieti į tą judėjimą ir kažkaip tai jį paremti ir palaikyti. Jo, absoliučiai. Aš tai manau, kad tai yra visai įmanoma ir visai yra. Aš manau, kad mes turime per daug to tokio, tegu visi aplinkui supranta, kiek aš daug dėl visko darau. Tai jeigu, reiškia, tu biškai padarysi, padėk žmonėm aplink tave suprasti, kiek daug tu visko darai. Tai aišku, tam reikalingos asociacijos, kaip jūs sakote, jūsų institutas ir panašiai, bet vis dėlto aš manau, kad mes galime truputėlį ir patys iš to verslininko. Nebus taip, kad mes vaikščiosim ir sakysim, reiškia, oi, koks aš čia, kiek čia daug. Taip nebus, važiuokit. Va tokia iniciatyva, va toks dalykas, va tokia dovana, va tokia, reiškia, visuomenės labui atsirandantis fenomenai, reiškiniai ir panašiai. Tai man atrodo, kad apie tai galėtų būti ir daugiau. Bet kada nors prie to grįšim. Ačiū labai už jūsų laiką. Ačiū labai Irena Leontieva, Lietuvos Laisvosios rinkos instituto prezidentė, rašytoja, ekonomistė ir kaip čia, tektoninių šitų plokščių judintoja mūsų suvokime apie verslą ir apie tai, kokį vaidmenį vaidina stoka ir kas yra vartotojas ir to pačiu darbuotojas, įdomus momentai, aspektai ir verslo filosofija, man atrodo, save tik tai atranda dar kaip reiškinys irgi, aš taip galvoju. Tai tikiuosi to bus daugiau. Ačiū labai dar kartą. Ačiū žiūrovams, mylėjams ir klausytojams. Čia buvo Vadovo laikas, mano vardas Saulius Jovaišas. Daugiau informacijos apie projektą Vadovo laikas galite rasti vadovavimas.lt ir visą tai, ką čia mes kukliai darome ir platiname geras žinias apie verslą tame tarpe. Tai ieškokite Spotify, Apple Podcasts, YouTube, LinkedIn, biškai net Facebook'e. Tai jeigu ką, ten ir pasimatysim. Iki gero.